Esame prie žieminių rapsų lauko, veislė yra DK Excited ir reikia suplanuoti, kokius darbus toliau reikėtų atlikti šitokiuose laukuose rapsuose ir kokios lygos mums yra aktualiausios šiai dienai. Mums labai svarbu sukontroliuoti žieminių rapsų lauke baltąjį sklerotinį pūvinį. Šita liga pagal ekonominę žalą yra numeris 1 ir jos nesukontroliavus patirsim didelius nuostolius derliuje. Laukas paprasčiausiai greičiau subres ir grūdai bus smulkesni ir aišku mes prarasime savo investicijas, trąšas ir visą tą laiką, kurį įdėjot iki auginant žieminius rapsus. Kaip ir matote, rapsai labai intensyviai žydi ir jau pirmieji žiedlapiai pradėjo kristi ir tikrai jų yra prikritę ant augalo ir taipogi ant žemės. Šitie žiedlapiai yra labai puikiai terpė dygti skleročiams ir aišku, toliau liga vystosi ir toliau pažeidinėja, pakenkia augalui. Tai mikroklimatas viduje rapsų yra tikrai labai palankus ir kada mes kartais maišom, kad jo saulė šviečia, šilta ir nieko nereikia daryti, tai tikrai taip nėra, bet viduje mikroklimatas yra visai kitoks negu yra virš pačių augalų. Tai yra tikrai labai svarbu ir to reikia nepamiršti. Mums yra labai svarbu atlikti fungicidinį purškimą ir fungicidas turi būti labai efektyvus ir turėti ilgą apsauginį veikimą. Bayeris šitoj paletė turi vieną geriausių fungicidų skirtą žieminių rapsų apsaugą, tai yra propulsas. Šis fungicidas tikrai efektyviai saugo nuo šitos ligos, nes yra 2 veiklios medžiagos, kurios veikia efektyviai į šitą ligą. Jos priklauso skirtingoms cheminėms grupėmis, tai reiškia, mes išvengiam atsparumo rizikos ir taipogi mes padidinam efektyvumą kontroliuojant šitą ligą. Purškimo laikas šiai dienai yra tinkamas ir kada tik leidžia galimybės, jau reikėtų važiuoti į lauką ir atlikinėti purškimus su propulsu 1 litras į hektarą.